O kaip būna domino spektakliuose dar? Kaip visada, nuostabu. Vienas žodis, nuostabu. Ir viskas tikrai labai patiko, nuotaikingas ir tikrai labai įžūlus. Kaip rašo Domino teatro puslapį, įžūli komedija, tai čia yra įvertinimas 10 iš 10 ir visiems, kas yra įžūlus. Ir kaip rašo, kas turėjo arba turi geriausią draugą, rekomenduoju pamatyti. Nepasigailėsit. Susana, susipykai, ačiū, o dėl ko? Ką reiškia dėl ko? Dėl menknių. O kaip visada? Nuostabus spektaklis, tai yra antiek nuostabus duetas, antiek nuostabus tandemas, kad aš manau, kad šitą istoriją, pati, kuri buvo papasakota per spektaklį, ją privalo pamatyti kiekvienas. Tai yra apie menininkų gyvenimą. Fantastika, labai patiko ir kai tikėjausi, kad bus daugiau komedijinis žanras, tai kičiau netgi ir tragedijos, ir išgyvenimų. Net buvo ir juoko, bet buvo ir labai daug pamąstymo ir toks dviprasmiškas jausmas, labai patiko, nerealiai aktoriai atidavė visą save. Tau nepavyks visą kaltę permesti man. Aš nesu vienas tik dėl to kaltas. Tu irgi pasikeitai. Man labai patiko ir tiesą pasakius buvo toks netikėtas efektas. Gal dėl to, kad tarkim dažniausiai, nežinau, bent jau anksčiau Domino teatre būdavo komedijos tokios komediškos, o čia iš tikrųjų kitokia komedija ir netgi, sakyčiau, yra šiek tiek ir tokių tragikomedijos elementų. Man jinai pasirodė labai gili, nors vietom tikrai buvo galima juoktis už pilvų susiėmus, bet vietomis buvo labai tokių stiprių momentų, kur palietė ir norėjosi susimastyti ir pagalvoti, ir pareflektuoti, ir paanalizuoti. Esu be proto sužavėta abiejų aktorių darbu. Aišku, Dainių aš myliu nuo seniai ir tai, kad tai yra jo režisūrinis darbas, jis ir vaidino, ir režisavo, man tai iš vis atrodo toks multitalentas. Iš širdies rekomenduoju, tikrai turėsit gerą laiką. Įspūdžiai buvo, žinokit, kažkokie nerealūs, tobuli. Nesitikėjau, kad toks bus geras spektaklis. Jau tenais buvo tobulai ir net euforijoje negaliu net atsakyti visko. Tobulas vakaras buvo tikrai.